Sveiki, eteryje LRT radijo Ringas, prie mikrofono Liepa Želnienė. Į protestą gėdos diena kviečiantis visuomenininkas Andrius Tapinas sako, kad socialdemokratų su Nemuno aušra, valstiečiais ir Lenkų rinkimų akcija buriama koalicija kelia didelę grėsmę Lietuvos valstybingumui ir prestižui. Socialdemokratai savo ruožtu atšauna, kad Andrius Tapinas išvis negali užsiimti protesto organizavimu ir kaltina nepritarenčiuosius naujai koalicijai Seimo rinkimų rezultatų neigimu. Tad ar naujoji valdančioji koalicija gėda Lietuvai, o gal vienintelė galimybė užtikrinti valstybėje stabilumą, kodėl ji pasitinkama protestu, apie tai šiandien ir pasikalbėsime LRT radijo Ringe ir studijoje Lietuvos socialdemokratų garbės pirmininkas, europarlamentaras Vytenis Povilas Andriukaitis. Sveiki. Ir protesto gėdos diena organizatorius Laisvės televizijos įkūrėjas Andrius Tapinas. Sveiki. Ką galvojat jūs, ar naujoji valdančioji koalicija gėda Lietuvai? Toks klausimas šiandien LRT portale po LRT radijo transliacijos langų. Variantai tokie: taip, žemiau kristi jau nėra kur. Kitas pasirinkimas: ne, ši koalicija galės sutarti svarbiausiais valstybei klausimais. Ir trečiasis pasirinkimas: naujai koalicijai reikia duoti laiko dirbti, o po to vertinti. Tokie pasirinkimai jums, jeigu turite klausimų ar pastebėjimų, visą laiką jų laukiame elektroniniu paštu studija@lrt.lt arba telefonu 0523631111. Laukiam skambučių, laukiam jūsų klausimų elektroniniu paštu, bet pradėkim, pone Tapinai, nuo jūsų. Kodėl organizuojate tokį mitingą, protestą prieš dabartinę valdančiąją, besiburiančią naują valdančiąją koaliciją? Anksčiau, ne visos partijos, ne visos koalicijos irgi būdavo krištolo skaidrumo, bet tokių protestų bent jau jūs asmeniškai nedarėte. Šitą protestą organizuoja ne aš vienas, jį organizuoja ir ankstesnių protestų organizatoriai, kurie matė problemą nuo pat pradžių koalicijoje su Nemuno aušra socialdemokratų. Prie šitos probleminės koalicijos, manau, kad Nemuno aušra tik pasigilino savo problemas, būdama valdžioje. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto rinkimų finansavimo. Vienas iš jų lyderių VMI sprendimu yra pripažintas maklevojas su mokesčiais. Ponas Žemaitaitis pademonstravo, kad yra tikrai pažeidžiamas, nes gali bet kokiam anonimui pradėti pasakoti valstybės paslaptis ir kiti dalykai. Ir prie to mes dar norime prijungti tikrai su Kolorado spalvų vėliavėlė marširavusio Tomaševskio žmonės. Tai norima prijungti žmonės, kurie balsavo prieš sankcijas Baltarusijai ir Rusijai. Tai mes matom tikrai labai tokią grėsmingą potencialios koalicijos sudėtį. O kita problema turbūt yra ta, kad socialdemokratai tiesiog ir įsivarę save į kampą, jie tiesiog nebegali nustoti meluoti. Jie meluoja ir meluoja ir meluoja. Ir aš turbūt tą patį pasakyčiau tiek dėl visos partijos, tiek dėl pono Andriukaičio, kuris elgėsi kaip melagis ir šmeižikas. Vienam iš didžiausių portalų, turiu citatą, ponas Andriukaitis pavadino mane Skvernelio partijos influenceriu, teigia, kad aš esu atstovauju Laisvės partijai, Liberalų sąjūdžiui, konservatoriams, kad aš esu angažuotas Laisvės partijai ir liberalams. Tai yra melas, tai yra šmeižtas, nėra jokių tokių įrodymų ir tiesiog dėl iš pagarbos garbiam amžiui mes turbūt neisim teisiniais keliais. Bet manau, kad ponui Andriukaičiui... Aš dar nebaigiau, sekundėlę. Tiesiog norėčiau pateikti nors kažkokį įrodymą, nes yra labai patogu. Vienintelis dalykas, kada mes tikrai buvom angažuoti politiniam procese, ir aš asmeniškai ir labai rėmiau vieną politinį kandidatą, kai mes rėmėm socialdemokratų partijos kandidatą Robertą Duchnevičių rinkimuose į Vilniaus rajono merus. Tai tada kažkaip socialdemokratam niekas neužkliuvo. O dabar eina melas, šmeižtas jau keli mėnesiai iš eilės. Pone Andriukaiti, tai kokie argumentai, sakant, kad Andrius Tapinas apskritai neturėtų organizuoti protestų ir kad jis yra angažuotas? Dabar pirmas dalykas, jis mane pavadino melagiu viešai. Dabar mano bus klausimas tamsta Andriu. Cituoju. Ne kartą esu sakęs, kad nelaikau savęs žurnalistu. Nesu jokios žurnalistų organizacijos narys. Esu žiniasklaidos atstovas ir visuomenininkas. Teisingai cituoju? Taip, teisingai. Tuomet mano kitas jums klausimas. Jūsų raštas STT dėl Jonavos mero ir tarybos. Aš neskaitysiu viso rašto, čia raštas yra labai oficialus, aiškus. Remdamasis pateiktais faktais, prašau jūs pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Jonavos ir taip toliau. Ir pasirašo pagarbiai. Andrius Tapinas, visuomenininkas,
žurnalistas. Visuomenininkas, taip. Žurnalistas. Klausiu. Tai jūs esat žurnalistas ar nesat? Kada jūs meluojat? Pone Andriukaiti, aš dar kartą dabar pradėsiu taip. Ar jūs galit pateikti iš mano išvardintų jūsų citatų nors kažkokį tai įrodymą? Ar jūs galite įrodyti? Padėkite savo telefoną man į veidą. Neskubėkite. Aš jūsų paklausiu, nesakinėkit klausimų į klausimų. Sunku išsisukti, tai žurnalistas... Aš dar sakau, jūs galite pateikti, ko aš jūsų prašau, pateikit nors kažkokį įrodymą, nes mes čia turim rimtą dalyką. Jūs mane kaltinat, kad aš atstovauju politinių partijų interesams, kad aš esu Skvernelio partijos influenceris. Galite taip įrodyti? Visų pirma, einam toliau. Ar galite tai įrodyti? Palaukit, einam toliau. Ne, neinam toliau. Sustojam čia. Galėsiu. Žiūrėkit, man šitos jūsų demagogijos nereikia. Galėsiu. Dabar. Andriau Tapinai. Ir man tokios demagogijos taip pat nereikia. Jūs elgiatės kaip melagis ir šmeižikas. Jeigu negalit įrodyti, kad aš esu. Jūs vienu atveju pasirašot kaip žurnalistas, kitu atveju bandote savo... Gerai, pasiaiškinkim dėl to žurnalisto. Žiniasklaidos... Pasiaiškinkim dėl to žurnalisto, pone Tapinai, aš pratęsiu jūsų klausimą. Jo tonas atsisėdus čia, iš karto kitą kaltinti melagiau. Jo tonas. Nes jūs esate melagis. Lygiai taip pat pasakau, jūs ne tik melagis, jūs esate šantažuotojas, jūs esate, kaip sakyti, kelėjas mitingų, jūs dalyvaujat politiniam procese, nors nesate nei vienos politinės partijos narys. Jūs pats rašot, kad dalyvaujat ne visuomeninė veikloje, bet politiniam procese. Man yra baisu klausytis. Jūs ponė Andriukaiti, jūs konstituciją esat skaitęs. Žinot, kas yra konstitucija? Žinot, ką garantuoja konstitucija? Man garantuoja galimybę reikšti savo įsitikinimus. Ir man nereikia kurti politinės partijos ir išsiminėti verslo liudijimą. Man baisu. Dėl žurnalistikos. Leiskit man užduoti klausimą. Dėl žurnalistikos. Išsiaiškinkit. Konstituciją, aš po to jam suteiksiu konstitucinės pamokas. Gal galima aš vesiu šitą laidą. Pone Tapinai, dėl žurnalisto. Išties, dalis visuomenės tikrai laiko jūs žurnalistu. Kartais jūs ir skelbėte žurnalistinį turinį. Kiek žurnalistai gali pilietiniam aktyvume dalyvauti, užsimti pozicijas kažkokias, net jeigu ir mato kažkokius, negerumus valstybėje, kada jau turėtų žurnalistas vis dėlto laikytis nešališkumo, ar jūs čia sakysit, kad aš visuomenininkas ir nieko bendro su žurnalistika neturiu? Keli dalykai. Pirmas dalykas, tai yra... Kiekvienas pilietis turbūt turi teisę tai daryti. Antras dalykas, tai mane taip tikrai pavadina žurnalistu ir man atrodo ir LRT, ir tai yra normalu. Aš ilgus metus dirbau tą žurnalistinį darbą, turėjau žurnalistinę laidą LRT. Dabar aš žurnalistinę veiklą neužsiminėjau. Tai, tarkim, politinės satyros laida, ji tikrai nėra nei objektyvi, nei niekas kitas. Dėl to aš bet savo tyrimas dėl Palucko, pavyzdžiui, jūs ten veikiate. O kas draudžia visiems tą daryti? Nėra kažkokios įstatymo, kuris reikalauja, kad tik žurnalistas priklausantis žurnalistų sąjungai turi teisę atlikti viešą tyrimą. Lygiai tas pats yra su skaidrinam situacija. Taip, čia galbūt kažkur vienas ir praslydo, bet aš visur sakau, kad aš esu visuomenininkas ir žiniasklaidos atstovas. Man priklauso žiniasklaidos priemonė. Tai Laisvės televizija, viešoji įstaiga, beje, ponė Andriukaiti, man nereikia įsitinklinti į NVO, kaip jūs pats vėlgi neteisybę sakot. Aš esu NVO dalį. Tai toks turbūt atsakymas, dabar jau galima ponė Andriukaiti pasakyti. Dabar mano klausimas antras. Jūs save pristatot kaip žiniasklaidos atstovą. Čia šitam interviu. Atsakymė man. Jūsų Laisvės TV registruota kaip viešosios informacijos skleidėjas. Jei galioja visuomenės informavimo įstatymas. Galioja ar ne? Taip, galioja. Galioja. Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimai, jei galioja, nešališkumo, nepriklausomumo, visi kiti standartai galioja. Jūs imkite kažkokį tai konkretų pavyzdį, nes jeigu jūs kalbate apie politinės, tai jūs imkite konkretų pavyzdį. Nenueikit nuo klausimo. Klausimas jums tiesiai šviesiai. Laisvės TV yra informacijos skleidėjas. Pradėkime nuo to. Aš neatsakinėsiu jūsų klausimus, kol jūs neatsakysite mano klausimus, nes mano klausimai buvo pirmi, jūs pirmas pradėjote šitą ir jūs dar išvadinot mane šantažuotoju. That's nice. Stipru gerbiamas politikas. Tai iš tiesų taip, jūs užsiimate riba, kuriai labai akivaizdu,
kur galima Pone padaryti Andriukaiti, spaudimą. kur čia yra ta riba, kada jau protesto organizavimas yra šantažas kažkoks? Nes, pripažinkim, dalis visuomenės nėra patenkinta tuo, kaip vyksta valdančiosios koalicijos dėlionė. 50 000 parašų berods pasirašyta po peticiją šiuo metu. Tai ar jūs manot, kad visuomenė išties, tik tai čia Tapiną sukurstė ir dabar ir nėra to pasipiktinimo? Ar pritartumėt ir Rimvydui Valatkai, kuris sako, kad tiesiog socialdemokratai atsisako tradicinės europinės partijos principų? Dalis visuomenės masto vienaip, dalis kitaip. Trumpo palaikytojai šturmavo Baltuosius rūmus, nors buvo išrinkti demokratai, taip? Lietuvoje irgi vyko riaušės. Dalis visuomenės šturmavo Baltuosius rūmus, dalis visuomenės nešturmavo Baltųjų rūmų. Tai kai kalbat apie 50 000 parašų, tai dar nereiškia, kad milijonas parašų negali būti kitaip. Kitaip sakant, jūs kalbat apie dalelę visuomenės, kuri vienaip ar kitaip gali burtis ir rinkti parašus. Ir čia akivaizdu, kad riba žurnalisto ir viešosios informacijos skleidėjo savininko ir prisistatančio žiniasklaidos atstovų, ta riba labai aiškiai nubrėžta visuose teisės aktuose. Visiškai jeigu, kai žurnalistas tampa, jis neigia, kad jis žurnalistas, nors į STT pasirašo kaip žurnalistas. Visuomenininkas, žurnalistas, jo parašai. Ir kai jis ima organizuoti protestą, jis nustoja būti stebėtoju arba net nustoja būti žiniasklaidos atstovu. Jis tampa politiku be mandato. Dabar Andrius Tapinas sako, kad jis turi kaip pilietis teisę. Taip turi, bet Konstitucijoje yra aiškiai sureglamentuota visuomeninė veikla ir politinė veikla. Pats Andrius Tapinas cituoja, kad jis yra politinio proceso dalyvis, organizuojantis mitingą. Tai jeigu jis yra politinio proceso dalyvis, Konstitucija nustato, kad šiuo atveju yra politinių partijų ir politinių organizacijų reglamentacija net atskirų Konstitucijos straipsnių. Jeigu jis yra visuomenininkas, jis gali priklausyti visuomeniniai organizacijai, ne Laisvės TV, kaip jis dabar nurodė, kadangi Laisvės TV registruota kaip viešosios informacijos skleidėjas ir jis prisistato žiniasklaidos atstovu, tuomet jis turi registruotis kaip nevyriausybinės organizacijos dalyvis, kuris reiškia tam tikrą visuomeninį tikslą, ar ten tušti narvai, ar ten skaidrinkim, nesvarbu. Bet šiuo atveju jūs matote visiškai suplaktą viską į vieną vietą. Supratom. Iš vienos pusės savininkas informacijos skleidėjo ir prisistatantis žiniasklaidos atstovų, kitam pareiškime pasirašantis žurnalistas. Girdėjom, šitą supratom, kad jūs kol kas nenorit atsakinėti apie esmę, ką veikia. Čia yra teisinė abėcėlė ir žurnalistinė abėcėlė. Įtraukim klausytojas, dvi paprašysiu užsidėti jūsų ausines. Stasė iš Tauragės pirmoji paskambino, sveiki. Labą dieną. Žinote, klausausi ir negera darosi. Jau seniai išgirdus Tapino pavardę, tiesiog pykina širdį. Šitas veikėjas, kuo jisai save laiko? Vos ne antruoju Lietuvos prezidentu? Jisai įsivaizduoja, kad jisai gali viską. Kritikuoti tą, ką jis nori, sako, kaip visuomenininkas. Visi gali kritikuoti turbūt, ką tik nori. Ir jūs, ponė Stasė, štai Tapiną galit kritikuoti. Tokia demokratija. Ir susidaro toks įspūdis, kiek jau metų šitą veikėją aš pažįstu, jisai žaidžia visą laiką į vienus vartus. Ir dabar, kad ir atėjęs į jūsų laidą, susidaro toks įspūdis, kad jisai veda laidą, ne jūs, ponė žurnalistė. 100% pritariu Andriukaičiui, pono Andriukaičiui, jo patirčiai, jo išsilavinimui, jo inteligencijai, ne taip kaip ponui Tapinui, kuriam patogu kritikuoti tuos, kurie, žinote, susidaro toks įspūdis, kad kažkas šitą žmogų labai stipriai remia finansiškai. Labai daug kas taip Lietuvoje galvoja. Ir mes šitą koaliciją, kuri dabar kuriasi, labai daug žmonių remiam. Mes šituos žmonės rinkom. Niekada gyvenime nebalsuočiau už tokius Tapinus, kurie skaldo, piktina visuomenę Lietuvos. Ačiū Jums labai, Stasė. Dar Jūratė iš Vilniaus, laba diena.
Labadiena. Aš tai visiškai priešingai manau, kad yra visai nesvarbu, ar Tapinas yra žurnalistas, ar nėra žurnalistas. Esmė, kad pačioj visuomeniai yra milžiniškas pasipiktinimas dėl dabartinės būsimos koalicijos. O Tapinas yra nekartą kritikavęs ne tik tai socialdemokratus, bet taip pat ir konservatorius. Ir netgi tokiais labai aštriais žodžiais, tai aš, pavyzdžiui, tuo metu net nesutikau su jo nuomonė, taip pat yra kritikavęs Skvernelį. Taip kad sakyti, kad jisai kažkoks tai konservatorių ar Skvernelio atstovas, tai tikrai yra šmeižtas. O tie tokie Andriukaičio pasisakymai, kad dalelė visuomenės, kad Amerikoje irgi šturmavo Baltuosius rūmus, tai Lietuvoje buvo maršistų mitingai, buvo riaušininkai. Kažkaip tai, pavyzdžiui, negirdėjau, kad Andriukaitis būtų kritikavęs kokį celofaną, kaip kad dabar, pavyzdžiui, puldinėja Tapiną. O ankstesnės klausytos pasisakymas, kad kažkas remia Tapiną finansiškai, taip, remia pilietinė visuomenė. Aš, pavyzdžiui, taip pat remiau, kad ir kuklės suma ir pažįstu savo aplinkoj daugybę žmonių, kurie remia, nes mums ne tas pats. Ir kritikuojant, pavyzdžiui, Tapiną, visą laiką nueinama nuo esminio klausimo, kodėl kyla tas nepasitenkinimas. Nebūtų Tapinas, būtų kažkokie kiti visuomenės veikėjai, kaip atsirado istorijos studentai Robertas Koroliovas. Taip, kalbėsim dar su juo šiandien, kaip tik, Jūratė, dėkui Jums už skambutį, štai girdim skirtingos nuomonės, ponia Andriukaitė, aš visgi noriu grįžti prie klausimo, kurį ir Rimvydas Valatka savo komentare išdėstė, ar tradicinė europinė partija eitų į koaliciją su konstituciją sulaužysiu asmeniu, su mokslu ir faktais nesivadovaujančiais antivakseriais, čia citata, arba Kolorado juostelės nešiotojais. Tiesiog grįžkim prie esmės, kodėl tokia koalicija ir ar socialdemokratai tokiu būdu nenusibraukia viso 35 metų indėlio į besivadinantį tradicinę partiją ir europinę partiją. Linkėjimai Rimvydui Valatkai, mano kolegai. Ir galiu pasakyti, kad kai jis naudojo žodžią tradicinė socialdemokratija, aišku, dėl to būtų galima labai daug diskutuoti, tačiau aš jį pakviečiau šiandien į Europos parlamentą, į socialistų ir demokratų partijos grupę, ten yra virš 133 narių iš visų skirtingų šalių, kai jam būtų truputį aiškiau, kaip kokiose koalicijose ir kokioj sudėtingoje situacijoje yra socialdemokratai ir su kokiom politiniam jėgom tenka daryti koaliciją. Tai pirmas atsakymas. Dabar antras atsakymas dėl šiuo atveju Žemaitaičio. Į Žemaitaitį požiūrį aš turiu labai aišku, tą išsakiau ir nekeičiu savo pozicijos, tačiau tai nereiškia, kad visi Seimo nariai, kurie išrinkti jo sąrašu, yra pažeidę konstituciją. Tai vienas dalykas. Dabar antras dalykas. Na, partija dabar dar įtarimų turi dėl neteisėto finansavimo. Viena partija turi įtarimų, kita buvo nuteista už korupciją. Žinot, tokią partiją? Taip. Viso ko būna, pasirodo, tose partijose. Tai akivaizdu, kad čia yra. Dabar antras dalykas dėl tų vadinamų koloratkų. Čia turbūt turime minti Tomaševskį. Šiuo atveju mes diskutuojame ne su Tomaševskiu, kadangi jo partija rinkimų kaip partija nelaimėjo. Bet jis buvo dėrybos. Taip, nes jis atėjo į dėrybas, kadangi 3 jo atstovai yra valstiečių ir valstiečių frakcijos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijoje 3 Lenkų atstovai laimėjo vienmandatį. Tai dėl to ir atėjo. Bet mes šiuo atveju deramės ne su partijom, bet derasi Seime. Bet ir tai nėra demokratijos tradicijos griovimas derantis su pavieniais nariais arba su demokratijos tradicijos griovimo problematiką aptarti, nes tarkim, Italijos brolių partijos narys šiandien yra Europos komisijos pirmininkas, vicepirmininkas. Italijos brolių partijos. Ir Meloni išrinkta į parlamentą, nors visi kiti sakė, kad tai yra kraštutinė dešinioji ir nesisteminė ir taip toliau, staiga yra Europos vadovų tarybos dalyvė ir yra važiuojanti pas prezidentą tartis nuo Europos Sąjungos vadovų.
Matot, kaip atsitinka. Tai jeigu mes klijuosim taip lengvai etiketę, žinoma, Valatka yra dabar žurnalistas, jisai turi teisę vadinti tos sunkiosius pokalbius ir taip toliau, nėra problemų. Bet visiškai akivaizdu jam galima atsakyti, kasgi dabar yra ES politinė tikrovė, šiuo metiniai, kad jam būtų lengviau komentuoti. Ir lygiai taip pat būtų galima jau paklausti, kaip jam komentuoti Donaldą Trumpą ir paklausti Donaldo Trumpo, kieno Krymas. Tai čia vienu atveju Koloradka, o kitu atveju tai kieno Krymas Donaldui Trumpai. Gali Rimvydas Valatka tokį klausimą nusiųsti. Arba suorganizuoti protestą prie Jungtinių Amerikos valstijų ambasados su lozungu kieno Krymas. Aš tiesiog juokauju. Ir noriu jums atsakyti, va tokie klausimai. Jie iš tiesų yra skambantis erdvėj, lengva apie jos rašyti. Tačiau tie, kurie giliai analizuoja politinį procesą, jie puikiai supranta, koks politinis procesas yra. Dabar grįžtant prie koalicijos formavimo. Leiskit pabaigti. Taip. Nes klausimas yra koalicijos formavime. Kaip jūs žinote, aš nei buvau už koaliciją su Nemuno aušra ir balsavau prieš. Ir tas mano pozicija nesikeičia. Ir situacija lieka mano asmeniškai tokia pati. Aš balsavau už 4 partijų koaliciją taryboje. Tas yra visiems žinoma. Aš mačiau, kad vienintelis kelias ieškoti galimo kompromiso, kuris leistų judėti į priekį ir išvengti štai tokių, kaip sakyt, politinę motivaciją motyvuotų protestų. Ir čia komentuotojai neteisė, aš šeimų maršą ir pasmerkiau, ir rašiau prieš, mano Facebook'e visa medžiaga yra vieša. Dabar klausimas tai kokia koalicinė kompozicija turi būti, kai koalicija dirbo, kai vyriausybės programa yra ir kai iš tiesų reikia toliau žiūrėti, kaip neišsiūbuoti valstybės laivo. Valstybės laivo. Ne mitingų, bet valstybės laivo. Čia yra kur kas sudėtingesnė. Pone Tapinai, ar jūs sutiktumėt, kad tai vienintelė įmanoma kompozicija, kad nebūtų išsiūbuotas valstybės laivas, kaip prezidentas vakar pasakė, kad nebūtų išankstinių rinkimų? Tai čia turbūt didžiausias baubas yra ir man, aišku, bandoma ir protesto organizatoriams ir pasisakantiems prieš pripaišyti, kad čia yra norima išankstinių rinkimų, nors visur mes aiškiai buvom pasakę, kad apie jokius išankstinius rinkimus nėra kalbos. Rinkimus laimėjo teisėtai, laimėjo socialdemokratai ir jie turėjo visą mandatą valdyti. Kaip jie sugebėjo taip save įsivaryti į kampą, kad dabar 6 ar 5 valstiečiai sugeba juos šokdinti, didžiausia Lietuvos partija, turinčia daugiausiai mandatų, tai čia turbūt yra tikrai jų pačių kaltė. Ir jų kaltė yra tame, kad jie kaip pradėjo po rinkimų, vėlgi aš grįžtu prie to paties, meluoti, taip jie ir negali sustoti. Melavo Blinkevičiūtė, melavo Paluckas, vėlgi pasižiūrėkim, 3 mėnesius partija gynė savo lyderį ant abiejų tyriančių jo aferas žurnalistų ir Šarūno Černiausko ir manęs kaip visuomenininko pylė pamazgas, tas pats ponas Andriukaitis. Dabar, staiga Paluckas dingo, nes prasidėjo kratos ir staiga jis tapo nebereikalingas, ar ne? Nors ir, pavyzdžiui, kad vėlgi, kaip įdomu, tas pats pono Andriukaičio pasakymas tam pačiam L-ryto portale. Kai mes jau svarstėme, kokiu būdu Gintautui atsistatydinti, Skvernelis išbėga su pareiškimu, kad jie išeis iš koalicijos. 2 dienos prieš partijos prezidiumas sako, mes pasitikim Palucku, Vilija Blinkevičiūtė sako, duok Dieve, geriausias premjeras, duok Dieve jam sveikatos, ponas Andriukaitis sako, kad jūs jau svarstėt, kaip jam atsistatydinti. Tai čia tada labai kažkokie trigubi žaidimai. Meluoja ir ponas Sinkevičius, vėlgi, kuris buvo prieš Nemuną aušrą, vėl pasikeitė jo nuomonė. Ir čia yra turbūt problema, nes patys nesakydami teisybės ir sukdamiesi, didžiausia partija save įsivarė į kampą ir dabar ieško kažkokių priešų arba galvojančių apie išankstinius rinkimus. Gal konservatoriai ir galvoja apie išankstinius rinkimus, bet ne apie konservatorius čia kalba. Žmonės balsavo už socdemus dėl to, kad jie buvo pavargę nuo konservatorių ir jie tikrai norėtų stabilios ir aiškiai ir skaidriai dirbančios vyriausybės. Pone Andriukaitį, įsivarėte į kampą tuo melu ir apskritai, norėjot Nemuno aušrą, aš pabaigsiu, jeigu galima klausimą, Nemuno aušrą norėjot, galima sakyti, priimdami į koaliciją įsisteminti, čia kalbant apie iš karto po Seimo rinkimų. Dabar ar neatsitinka taip, kad jūs patys marginalizuojatės, bet dirbdami su tokia koalicija? Tiesą pasakius, atsakau aiškiai ir tiesiai. Su melu nieko bendro tai neturi.
Neminėsiu, kad ponas Tapinas vienu atveju pasirašo kaip visuomenininkas ir žurnalistas. Tai faktas. Kitu atveju jis teigia, kad jis niekad nebuvo žurnalistų. Tai irgi faktas. Kitaip sakant, chameleoniška situacija čia yra akivaizdi. Neneiksiu šito. Čia yra tiesiog juodu ant balto. Dabar antras dalykas, kai jis naudoja žodį melas, tai čia toks, kaip sakant, labai patrauklus žodis. Tai lygiai taip pat galiu pasakyti, kad jis visiškai melagingai interpretuoja Skvernelio pareiškimą, Vilijos Blinkevičiūtės pareiškimą ir diskusijas prezidiume. Nei jis yra prezidiumo narys, nei jis žino tų diskusijų turinį. Kita vertus, jis puikiai supranta, kad tada, net ir dabar, kada Gintautas atsistatydinęs, tai nereiškia, kad Gintautas nusikaltėlis, tai nereiškia, kad jisai, nes aš ne kartą buvau kaltinamas nusikaltėliu. Ir po to visi tie, kurie rašė apie mane kaip nusikaltėlį, kada aš laimėjau visus procesus, nei vienas neatsiprašė. Lengva klijuoti etiketės. Lygiai taip, kai galėčiau pasakyti, kad Andriaus Tapino Laisvės TV yra, ten dirba tik vienas oficialiai dirbantis žmogus. Kiti matomai dirba pagal verslo liudijimus. O kas tai yra pagal Raimundo Kuodį? Gyvulių ūkio ekonomika? Netęsiu toliau. Bendrai visa šitą, ką jis sudėstė Facebook'e, aš visą pasistengsiu teisiškai jam atsakyti. Ir pamėginsime panagrinėti, kas yra viešasis transliuotojas, kas yra transliuotojas informacijos, kokią jis turi santykį su mitingų organizavimu, kaip yra, kada visų žiniasklaidos atstovas taiga tą daro. Nei vieną klausimą neatsakė, ponia Andriukaitė. Nei vieną. Dėkui Jums šiandien už tai, kad susitikot apskritai. Ta diskusija išties tęsiasi visą savaitę socialiniuose tinkluose, kaip girdim, gali tęstis ir toliau, ir gal net ir teisinę prasme. Aš dėkoju šiandien laiko suradusiems ir atėjusiems į studiją Andriui Tapinui ir Vyteniui Povilui Andriukaičiui. Po pirmojo raundo apklausoje, kurioje šiandien klausėme, ar naujoji valdančioji koalicija gėda Lietuvai, rezultatai tokie, kad balsavo jau beveik 1000 žmonių ir 78% sako taip, žemiau kristi jau nėra kur, 12% sako naujai koalicijai reikia duoti laiko dirbti, o po to vertinti, ir dar 10% sako, ne, ši koalicija galės sutarti svarbiausiais valstybei klausimais. Apklausa lieka atvira jums, atsidarykite LRT portalą, žiūrėkite ne tik mūsų laidą, bet ir pareikškite savo nuomonę.